Valgomieji vabzdžiai vis dažniau pristatomi kaip viena perspektyviausių tvaraus maisto krypčių. Mokslininkų teigimu, daugiau nei 1900 vabzdžių rūšių gali būti naudojamos maistui, o dėl didelio maistingumo ir mažesnio poveikio aplinkai vabzdžiai laikomi alternatyviu baltymų šaltiniu. Tačiau ši idėja visuomenėje kelia nemažai diskusijų. Ar vabzdžių produktai gali tapti ateities maistu? Kokie yra ES tikslai, leidžiant jų naudojimą maisto gamyboje? Kaip tai gali paveikti Lietuvos ūkininkus, maisto pramonę ir vartotojus? Apie tai kalbame su Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininke Algimanta Pabedinskiene. Mokslininkai vis dažniau kalba apie valgomuosius vabzdžius kaip tvarų baltymų šaltinį. Kaip vertinate tokią kryptį? Ar vabzdžių produktai gali tapti rimta alternatyva tradiciniams gyvulinės kilmės produktams? Aš nemanyčiau, kad tikrai rimta alternatyva taptų, nes kiekviena valstybė, kiekviena šalis turi pirmiausia savo tradicijas. Ir nemanau, kad kaip prievolę mes galėtume pakeisti maisto gamyboje būtent su tais baltymais. Tačiau ES kontekste iš tiesų yra pripažįstama, kad tai yra naujasis maistas, nauja maisto forma. Ir mes visi turime, aišku, pasirinkimo teisę. Ir jeigu, sakykime, ta gamyba yra ir leidžiama, ir gamyba, ir prekyba, tai nereiškia, kad pas mus atsiranda prievoliai tai valgyti, ar ne? Tai primestinio tokio dalyko nėra, nes pasaulyje turbūt nei vieno produkto nėra, kuris būtų primestas mums kaip vartotojui, kad mes jį tikrai turime valgyti. Aišku, ES kontekste iš tiesų yra atlikta ir kaip ir tarptautinėme lygmenyje, iš tiesų yra atlikta daug įvairiausių ir tyrimų, įvairiausių analizių ir ta pagrindinė direktyva dėl naujojo to maisto, iš tiesų jinai kalba apie tai, kad turi būti ir saugumas maisto produkto, ir saugumas. Ir aišku, kalbama apie tai, kad reikėtų būtinai žymėjimas būtų vykdomas, ar ne, etiketėse visur, kad iš tiesų būtų pilna informacija vartotojui ir vartotojas turi teisę rinktis. Bet kad, sakykime, pavyzdžiui, pašarų gamyboje arba akvakultūrose, tai vienas iš variantų būtent vabzdžių baltymus vartoti ir naudoti juos ir gamyboje ir tiekti į prekybą. Tai tas tikrai neatmestinai tą galima daryti. Ir tą jau daro, man atrodo, ir Prancūzija, ir Niderlandai. Ir ES kontekste, jeigu kalbame, tai iš tiesų yra 4 vabzdžių rūšys, kurios yra patvirtinos kaip baltyminis šaltinis, ar ne? Ir tai galima daryti. Bet vėlgi, prievolės, priverstinio kažkokio tai vartojimo, naudojimo tikrai net negali būti kalba. Kodėl ES leidžia naudoti vabzdžius maisto gamybai ir kokių tikslų siekiama? Aš manau, kad tai yra viena iš alternatyvų ir kada kalbama apie vabzdžių tą perdirbimą ir baltymas, ko gero, yra jis labai, veiksmingas ir produktyvus tam tikrų pašarų gamyboje ir vartojime. Tai aš manau, ES atsižvelgdama į tuos dalykus kaip vieną iš alternatyvų, jie tiesiog priėmė tokį sprendimą. Bet dar kartą noriu pasakyti, kad iš tiesų tai praėjo labai didelį vertinimo, analizės, tyrimų laikotarpį, kol buvo priimtas tas sprendimas. Kaip tokie sprendimai gali paveikti Lietuvos ūkininkus ir Lietuvos maisto pramonę? Aš manau, kad šiaip pasaulyje tai turbūt yra nišinės gamybos ir produkcijos klausimas ir tikrai nemanau, kad Lietuvoje ir toje pačioje ES ir platesnėme kontekste pasaulinėme tikrai rinkos nepakeis. Nes mes turime savo kultūrą, turime savo matymus, tiesiog savo požiūrį ir išbandyti galbūt kas nors ir išbandys ir pabandys ir Lietuvoje turbūt irgi yra gaminantys būtent baltymus ir teikiantys tam tikrus produktus arba dedantys į miltus baltymus, bet tai tikrai Lietuvos rinkos niekaip nepaveiks. Tai yra per mažas segmentas, į kurį orientuotųsi net ir naujieji gamintojai. O ar vartotojai yra pakankamai informuojami apie vabzdžių naudojimą maisto produktuose?
Na, čia turbūt kiekvienas mes pagal poreikį tą informaciją susirenkame. Jeigu man įdomu, tai aš ją ir susirenku. Šiaip aš manau, kad informacijos tikrai yra labai daug. Jeigu šiandien dienai mes naudojamės praktiškai, nežinau, turbūt 90% Lietuvos piliečių naudojasi internetu. Internete tikrai galima rasti ne tik tai lietuvių kalba, bet ir kitomis kalbomis labai daug informacijos apie vabzdžius, apie jų galimybės perdirbti produktus ir vartoti. Tai aš manau, kad tikrai tos informacijos yra, bet galbūt tikslinėms kažkokiams grupėms, ypatingai jaunesniems žmonėms, kurie renkasi savo gyvenimo kelią, dėliojasi prioritetus, galbūt ir galėtų būti daugiau tos informacijos. Ar galima teikti, kad ES skatina gyventojus atsisakyti tradicinio maisto ir rinktis vabzdžių produktus? Na, tai aš galėčiau pasakyti, kad tikrai netiesa. Ne vieno teisės akto nemačiau nei Europos komisijos, nei Europos parlamento, kad būtų skatinamas vabzdžių perdirbtų ten tų produktų vartojimas. Tai dar kartą noriu pasakyti iš tiesų, kad mes renkamės, ką mums valgyti, ką mums apsirengti, kur mums važiuoti ir tikrai nėra tokios prievolės, o juolab, kad jinai būtų pagrįsta kažkokiais teisiniais aktais, komunikatais, deklaracijomis ar panašiai, tikrai nėra.